jos čia simbolizuoja šitos skulptūros? Neaišku. Mama, kaip ir moteris. Opa, Čia pirmą kartą. Rimtai? Wow! Žiūrim, čia navigacinė stebė. Čia toliau. Vairuotojas jau pasiruošęs. Ką? Kągi, sveiki. Sveiki! Pilamės Naujas benziną. video. Išvykstame į naują kelionę. Beje, vasaros atostogos. Ar jūs jau atostogavot? Na, mūsų atostogos prasidėjo penktadienį, užbaigėm darbus, šeštadienį sutvarkėm namus ir išvykome keliom dienom. Nu, kokių 10 dienų tikrai. Planuojame 10 dienų kelionę motociklu į Daniją. Tai Danijoje renginys, o paskui patys pabandysim pakeliauti po renginio. O renginys Film Rally Camping. mes ir pernai buvom Film Rally Norvegijoje, tai jeigu įdomu, pažiūrėkit tą praeitų metų video. O ši kelionė prasideda nuo degalinės ir aišku, eisim kavos atsigert. Taip, užsipylėm pilną baką, dabar pas Lenkučius pilsimės. Stengsimės važiuojant labai neskubėti, turėsime keletą nakvynių. Taip, planuojam vieną Lenkijoje į kitą. Neskubam iki. Jo. Na va, daiktų susidėjimas tai įvyko gan sklandžiai šį kartą. Mes kai susidėjom, iš pradžių aišku galvojom, tilps, netilps, žinot, motociklė kiek yra vietos. Nors yra dvi tokios bagažinės, yra... Šiaip ne taip. Šiaip ne taip, Sugrūdom. sudėjom 10 dienų. Bet dabar norime pasidžiaugti keliais atradimais, na, ne taip kaip atradimais, kaip užsisakymais, ko man trūko kaip keleiviai. Tai man trūko va tokios va kišenės, kadangi aš sėdžiu už vairuotojo ir už to vairuotojo va, galiu įsidėti telefoną ir visą kitą. Na, tikrai labai džiaugiuosi. O dar vienas dalykas, ką įsigijom, tai naujo įsigijom štai ką. Kamerikę, kurią galėsime filmuoti. Čia nėra reklama, čia yra tiesiog apie tai, kad norint nufilmuoti įdomesnį, gražesnį vaizdą, perteikti, nes iš tikrųjų kelionės dviese, tai, nu, įvairiais kampais, tai va čia šitą. O taip, pabėginsim, dabar pažiūrėsim, kas čia bus. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Na kągi, pasiekėme ir mūsų pasienį. Tai nuo Vilniaus iki Lazdijų pasienio kiek nuvažiavom? 160. 160 kilometrų ir jau esame Jau Granica. Granstvo. Kontrolė Pasų laukia. kontrolė laukia ir aišku laukia atostogos. Mes tik tai dabar taip pradedam giliai suprasti atostogos. Tradiciškai užklijuosime savo lipduką. Visur, kur galima klijuoti, kur yra stendai tam skirti. Jeigu būsite pasienyje, aplankykite ir pasimatykite. Jeigu būsite. Gerai, minam. Štai ir pravažiavom patikrinimą pasienio. Pasienyje Lenkijos patikrino pasus ir automobilio, motociklo, motoro.
Pirma stotelė Lenkijoje. Kažką pasakė. Matai? Pravažiuota. Užpilsim vėl pilną. Pirmą kartą pas Lenkučius dabar. Pažiūrėsim, kiek čia tilpsų Lenkų kainytė. Zlotukai. Paskui paskaičiuosim. Jo, išversim, kiekgi čia tų eurų kainuoja benzas. Pirma stotelė, pirmi pietus ir lenkiškos kainos. Visos 17 eurų. O taip, 17 eurų. 2 arbatos, 2 karpatos. Ir mocikas pamaitintas už 22 eurus. Garsusis Mykolaikų kurortas. Čia jachtininkų rojus. Teko kažkada ilsėtis. Na ką, praminėm vėl 280 kilometriukų. Tai viso kiek jau šiandien? 580 kilometriukų. Tai sakom, ai, užteks jau šiandien važiuoti. Toks nuovargiukas toks jau yra. Tai labai gerai. Labai vėjuota. Aišku, labai gerai, kad lietaus tik kelis lašiukus gavom. Jo, bet pravažiavom, tai buvo daug balų, tai galvojom, mes taip tiesiai kažkur, kaip ten nurodė programėliai. Tarp debesų visą laiką. Tarp liučių, tarp debesų. Važiuojant motociklu, tai ypatingai toks. Šiaip lietus man patinka, bet aišku, kai važiuoju motociklu, tai nelabai. Asfaltas šlapės buvo, bet reiškia laiku ir vietoj. Kągi, vėl kūro užpylėm 13 litrų, tai biški autobamą gavom, tai užtat sąnaudos biški padidėjo, nebe kaimo keliukais, bet labai kokybiškai, čiut ne 4 litrai su kapeikom gaunasi. O dabar ką mes darėm? Ką mes dabar darėm? Tai mes ieškojom bookingo. Nakvynės. Kur apsistoti Lenkijoje ir radom skirtingas kainas. Pas mane 77 eurai viena nakvynė. Visai žiūrim netoli. Pas mane šiam 9. Šiam 9. Tai žodžiu, reiškia... Programėlė, kadangi dažnai užsakinėjam per tavo programėlę, turi nuolaidų. Taip, tai va biški su pusirtukais, tai važiuojam žiūrėti, ką mes išsirinkom. Tai čia nuo mūsų 12 kilometriukų. Pasaka. Labai greit. Kągi, minam tada iki viešbutuko ir parodysim, kur mes ten gyvenam. Štai kokį viešbutuką gavom. Maruska. Taip skubėjom. Sakė, Maruska. restoranas iki 8, bet mes dabar greit į kambarį. Užsisakėm tik tai vakarienę ir sakė, į kambarį atneš viską. 19. Mano namų butas. Ir kaip visada staigmena. Prašom. O, koks. Kambariukas. Už šiam 7 eurus. Taip štai viskas labai nauja, gražu, švaru. O, ir labai... Ai, mes neįdėjom raktą. Prašau. Dok. O, tikrai didelis vonios kambarys, viskas yra. O kvepia, dievė, tu man. Kvepia, nu žodžiu. Nu va, žinau, kadangi restoranas iki 8 dirba, tai žodžiu, mūsų užsakyti patiekalą, žinokit, vau. Žiūrėkit, kokio dydžio porcija. Kaina apie 8 eurus. Nu. Risotas ir karbonadas, nu žodžiu. Vakarėlis
Vakarėlis. Tūsas. Bet kambarį tik tai. Kambarį. Mūsų restoranas čia kambarį. Labas rytas. Labas rytas. Prasideda kita diena. Saulutė kol kas matau ridenasi dangumi, nors prognozės nekokios. Svaigojom labai gerai. Bet Jo. tikrai toks viešbutis labai geras, kaip galvojant, vidury kaimo, sakom, radom puikų viešbutį. Tai va čia vienas iš tų labai gerų variantų. Tiesa, su šventėm visus. Valstybės diena. Šiandien Mindauginės. Visą dieną Lietuvoje tai vyks šventės, o mes čia užsidėsim vėliavėlę. Taip, Ir važiuosim. širdyje važiuosime su Lietuva. Była także bieżąca polityka, bo w tym roku wybory w Stanach Zjednoczonych. I kolejne w ostatnich dniach nawiązanie do komunizmu. Wraz z czasem w Filadelfii, gdzie podpisano deklarację niepodległości, wkopano kapsułę czasu. Valgom. 2000 lat. Na ką, po pasiritukų. Antroji diena kelionės. Šiandien, kaip sakėme, jau Mindauginės. Sveikinam dar kartą visus. Ir mes iškėlėme irgi vėliavytę, nors ir mažytę. Mažytė, kuri Bet- plevėsos visą mūsų kelionę. Taip, per Lenkiją, Vokietiją, Daniją. Kur be keliautume. Svarbu taip nenuskristi, visada- Taip. kad nepamestume. Vairuotojas jau pasiruošęs. Maršrutas. Statomas maršrutas iki pirmo sustojimo. Už Lietuvą! Apsirengėm kaip kosmonautai, įlindom į kombinzonus, nes kiek matom, lietutis ateina. Teks porą valandų pabūt kombinzonas ir važiuoti toliau. Pilimas Vokietijoje. Ekranas geras. Kaina irgi bus gera, nežinau. Na, po smagaus lietučio. 10 litrų įpylė. Va, įsipylė ir motociklas. 26 eurų. Tai reiškia 2,60 €. Tai koks skirtumas tarp to, ką mes pylėm Lenkijoje? Ką? Einu žiūrėti. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away.
Nakviniai Vokietijai. Bukingę rezervavom, tai dabar žiūrim. Žiūrim, ne čia navigacinę vedėm. Šiam toliau. Užsisakėm kambarį. Aha. Opa. Vokiška. Vokiška kokybė, švara, kvapnu. Vaizdas į geležinkelį. Į geležinkelį, pro langą matosi, kad lyja. Kiek kaina? 70. Čekiukas. Aha, taip. Čia pusryčiai 24, po 12 žmogui, Taip. pusrytukai, o čia 74. O, ši nakvynė 74. Na, reikia vis tiek sušilti biškį. Ir išsidžiovinti. Įsidžiovinti su fenu šalmus. Po šlapios dienos viskas sudžiauta, sukabinta. Rytoj bus sausa. Labas rytas Labas rytas. iš Rostoko linkėjimai. Numigom gerai, liktai viskas okei. Viešbutis tikrai ir lova Viešbutis liuks, patogiai, ir šiltas vaizdas. kambariukas. Atsidarėm langą šiandien. Viską įsidžiovinom, bet koks kelias laukia. Koks Laukia vėl oras. lietus. Vėl reikės sėsti į kombinzonus ir šauti per lietų. Ujujujuju, nesimato net nei vieno saulės spindulėlio. Kągi Na, bet mes pasiruošę, turim kombinzonus, viskas išdžiūvę, drabužiai sausi. Nu taip, čia jau palaima. Kažkaip jau taip nusiteikę mes turistiškai. Nu, Va. tramvajai kartuoja tik tai. Va, kokia graži pusryčių zona. Oranžiniai. Ir klasika. Sudėta sumuštiniams. Aha, ir aiškus, tik tai. Vaisių yra. Tai va, tik tai kas iš karštų. Aha. Košės ne, nu gerai, košė. Daržovės. Nu, ką, džemukai, nu toks turistinis variantas. Už 12 eurų žmogui. Toks neturistinė kaina. Nu, čia pitakas galėjo būti. Nu jau tikrai. Nu ką, bet vis tiek. Bon apetito. O, mūsų viešbutukas iš toli. Tai mes Šiandien dar turim pasivaikščioti. valandėlę laiko. Tai sakom, einam dar čia vietoj, prasieisim. Matom bažnytėlę, čia graži. Vokiški namai. Vokiški namai. Struktūra tokia. Tramvajukai. Žodžiu, Prasieisim. du. O, žiūrėk, bažnytėlė. Aš galvoju, arčiau jinai. Arčiau? Nu, nueinu. Nu, kaip tradicija. Net Rostoke užklijuosim savo lipduką. Tinkamoj vietoj, kitoj šaly, kitam mieste. Kelionės dviese. Taip, o čia matosi va, Rostoko cerkvė, o ten tvirtovė. Bažnyčios bokštas su smaigiu bokšteliu siekia apie 117 metrų.
Ant bokšto yra apžvalgos aikštelė. Tai yra Švento Petro bažnyčia. Na, vokiškai kas skaitote? Nuo 64 metų. Aha, bet čia matyt atnaujinta ir parodyta. Tai ką, kam skambina varpai šiame mieste? Varpų dydžiai. Ojej, koks sunku. Kas čia taip kvepia? Negi šitos. Bet kitaip kažkaip čia liepa Nu. liktai. Bet gal čia Gal tokios liepos? labai stiprus kvapas. Nu. Kažkokie kiti liepdžiai. Bet kažkoks kitas. Gal ten kokie medžiai. Užfiksavom šito miesto garsą. Va, paukščiai. O čia originalus. Va taip. Eini pavalkataut po senamiestį. Ir toks grožis vokiškas. Švara, kultūra, gėlynai. Na, kol nelyja, va, prasivaikščiojom viską, paskui jau sėsim ant žirgo. Dar pagal orų prognozėm kažkur apie 3 valandą turbūt Vokietijos Danijos pasienyje turėtume gauti lietaus. Tai dabar kaip ir nežinau, ar verktis kombinzonus, ar nesivilkti. Kombinzonus. Kai Nu, jie bet- sausiem įlysti jos geriau, aišku, nes jeigu jau esi sušlapęs. Sušlapęs tada gaidys. Nu, tai bet oras. Nu, jis toks dar apsiniaukęs, toks biškis. Nesaulutė, tai gal ir reikia lysti tą kol sausi. Žodžiu, atsidaro nuo 10, paklausia, kas mes tokie. Vokiškai mes sakom English. Nu. Tai, žodžiu, nuo 10 atsidaro, sako, trumpam užeikite. Nu, tai mes ir įlindome pasižiūrėti. Sakom, turistai, turistai. Nu, istorijos nelabai žinom, bet... Ką jūs čia simbolizuoja šitos skulptūros? Neaišku. Nu, čia kaip ir moteris. Kaip ir moteris, matau. Kaip ir moteris. Žodžiu, užsidėjus lipsą. Tiksliau, jai uždėjo. Jo. Nu ką, lietutis vėl pradėjo purkšti. Nu tai jau dabar kombinzonai aišku, kad reikės juos. Dėsimės kombinzonus ir šausim į trasą.
sustojom išgerti arbatos ir žinoma suvalgyti. Kas čia? Dešros. Vokiškas. Vokiškas dešros su visokiais padažiukais. Tai tu Žodžiu, negausi. klasika. Tu negausi. Aš tik tai uostysiu. Nėra. Polisis ir minam toliau. Day we can drive past the signs over the borders of our mind. 'Cause today's a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. We chased the sun, chased the sun. The day was great, we made it shine. And you were mine, you were mine. The world outside can fall apart. I don't care, I don't care. As long as I can have your heart. 'Cause you had mine, you had mine. Don't forget what's beneath the concrete. There's Uhu! Pasiekėme Daniją. Pirmų kartų pasiekėm Daniją motociklu per lietų, vėjuką. Ir aišku, kur mes esam dabar. Po stogu. Kolonėliai. Tuoj užsipilsim pačio brangiausio kūro. Motociklas nori valgyti. Taip. O mes gal arbatos atsigersim. Čia Sveika žiūrim. Danija. Jo, daniškas cirklas. Aš čia pirmą kartą. Rimtai? Oho. Vau! Čia kaip Vokietijoje toks pasirinkimas platus. Jis kažką nori iš karto. Ups. Ai, noriu, kad kortą aš mokėčiau iš karto. Iškart norim pinigų. Kodėl parduotuvai nenori? Na ką, atvykom. Bet dar nežinom ar čia. Aha, bet kaip ir užsisakėm nakvynę Danijoje ir eisim ieškoti. Tai kur Nu, tas? adresas šitas, kas žinau. Nu jo, parašyta, kad Atvedė iki atvyksta. čia.
Einam žiūrėti. 10 valandų vakaro čia dabar yra dar pakankamai taip šviesu, kol spėjome į parduotuvę Danijoje, suradom ir labai įdomią studiją išsinuomavom. Taigi kviečiu į ekskursiją. Studija prasideda čia. Nakvynės namai. Taip atėjus, tai tikrai piešiniai. Ir erdvės daug. Tokių kambarių daug. Čia kaip tik irgi Romas sufkutė. Vaikiukam lovos. Pro čia galima praeiti ir pro čia. Šitie langai. Taigi patenkame į valgomąjį. Ką čia valgomajam tikrai gražis stalas, gražiai. Kėdės. Įsijungia šviesą. Ten kambarys. Matyt, studijoje įrengti kambariai. Ir štai mūsų kambarys. Prasideda irgi piešiniai. Lova. Ir tokia instrukcija. Na ką, liekam čia. Štai dar virtuvės kambarys. Na ką, čia pasišildyti, puodai, mikrobangė, arbatinukas, skalbimai, čia indaplovė, žodžiu, didžiulė. Taip, na ką, žiūrim, kas čia šitam šaldytuve, kečupas ir aliejus. Ir tualetas, dušas. Ir čia tas pats tualetas, dušas. Įsikūrėme, jau kaip ir aprodėme kambariukus, kokius įsinuomavom, viską Danijoje. Studija. Nu ir ką mes veikiame. O taigi įsijungiam teliką, o čia žiūrim, mes vaikštinėjam. Klausyk, mes dabar Danijoje, o matome, kaip mes buvom Paryžiuje. Kelionės dviese tęsiasi. Kažkaip tai transliuoja, rodo. Matai, kaip būna. Keliaukite ir jūs su mumis. Nu, spauskime subscribe ir keliaukime. Prenumeruokite ir tada žinoma gausite tas naujienas. Na, keliauti mes keliaujam, na, kartais planuojam, kartais neplanuojam. Linkime ir jum, ką norite taip pat ir jūs pamatyti. O rytoj pasieksime renginio vietą. Film Rally Kempas. Jau ten kolegos pradėjo rinktis, taigi ir mes rytoj jau būsime pas kolegas. Na, tokių parduotuvių dar Vilniuje nemačiau. Einam rengtis. Einam maikutės gavom. Žodžiu, maikutės gavom, viską einam matuotis, puoštis ir fotografuotis. Štиш! A jeszcze wodę! Teraz nasty. Štиш!